Laidą Vienam gale kablys remia lureland.lt. Išskirtiniai žūklės įrankiai ir masalai iš Japonijos. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, visa didelė kompanija, Rytis, Martynas, Tautvydas, jo. Ir supratote viską, ar ne iš karto? Mes prie Šešupės. Kodėl? Todėl, kad lašišų sezonas baigėsi, kuris prasidės netrukus Ryti, kiek čia beliko? Labai nedaug. O norisi pagaudyti kažko vietoj lydekų ir ešerių, tai tam yra puikiai upė Šešupė, apie kurią mes šiandien kalbėsim ir visą ekspediciją bandysim pagauti gražią žuvį jums. Varom į upę. Apa yra, tokį snygį. Pirmas. Kaip jie čia kovingi, kokie nenormalūs. Super. Nepaplėšė. Eina kažkur, kur nori. Nepaplėši taip paprastai. Aik, tik žolės ten visokias. Ir dar kibimą turėjau vieną. Blogas toksai. Šešupinis. Tik. Nu, kur aš pačinai? Tas žalienas. Va, koksai grožis ir vableriukas iššoko iš burnytės. Gražus ir ne žuveliukas. Superinis. Oi, spalvas tokias. Vaivorykštė. Einam į sravytę. Pabūsim sravytėj. Apa. Super. Nu va, penkutis. Ryškus, piktas. Ir sudirba. Šitie masaliukai mėgstami daugelio ar atrauti. Džekalo pepino. Tai labai įdomus. Pabandom, kas čia su tokiais bus. Bananiukas toks. Bet kas įdomiausia, vyrai gaudo, pagauna ir sakė, ant srovės jie puikiai dirba. Tai dar vienas atradimas gaudyti pas mūsų upėtakius upėse natūralius brown trautus. Man iš karto jau pradeda tai patikti, kad yra šansų pagauti
būtent tokiu masalu. Žiauriai įdomu. Va, kolegos traukia, rytis lupa. Gerai, pasižiūrim, kaip jiem ten sekasi. Šiaip tai upėtakiai kovingi, kaip velniai. Matėte pirmą, kiek aš laiko traukiau. Ten reikalų, atrodo, ir įrankis geras, ir tvarkingas, bet vis viena, upėj tie vaivorykštės pakankamai dideli ir jų kibimas žiauriai smagus. Šiaip tai va tuos pepino vobleriukus mes tik atėjom, kol mes ten ruošiamės. Mūsų bičiulis iš karto įlindo į tokį visai neblogą ruožą ir tiesiog žiauriai gražiai jisai, berods man atrodo 4 upėtakius galim pažiūrėti, kaip jisai su jais tvarkėsi irgi. Aišku, šiandien mes būtinai pakalbėsim apie įrankius, kuriuos naudoja jie ariotrautai, upėtakių žūkliai, bet šiaip viskas atrodo labai neblogai. Įrankis turi gesinti, aišku, upėtakio smūgius. Ir kartais kova pakankamai gražiai ir ilgai užsitęsia ir į ką pažiūrėti, aišku, visą tai mes montuojam, nes kitaip tilptų tik tai 3 upėtakiai į laidą. Bet iš principo viskas labai liuks atrodo. Šiaip smagu. Šešupė turi tą upę tokį savo gerąją aurą. Suvalkijos muselininkų klubas čia prižiūri, licenziniai ruožai, tik pagavai paleisk ir visa tai yra būtent dėl to, kad tiesiog žmonės atvykę čia kaifuotų ir susidurtų su pakankamai dideliam žuvim, nes jau dabar jūs matot, kokios gražios žuvis iš principo, bet čia yra žuvų sveriančių ir 3, ir 4, ir net sakė 5 kilogramus. Tai įsivaizduokit tokią pasikinkyti upėje 85, pavyzdžiui, comai. Tai iš viso žiauriai, sakė, net kartais būna netelpa į graibštus. Tai smagu. Tai va, mūsų žūklė smagiai tęsiasi, vėlgi perinam, paieškom tokių kibesnių ruožų, pasivaikščiam ir vienas, kitas, trečias pagaunam, o tai yra žiauriai ir svarbu. Svarbu, kad pagaut, ar ne? Rytuose, tai visą laiką smagu šešupiai, klausyk. Smagiai labai tikrai. Tikrai reikia padėkoti vietiniams entuziastams, kad šitokį padarė. Jo, Martynas. Jo, šaunuolė. Muselininkų klubu. Tikrai labai gerai išpratė. Ir kaip norisi, žinai, tas lydekos išėriai dabar iki naujų metų mes taip darysim. Bet kiek čia liko iki naujų metų ir maudysim vėl timonus ir vėl laikus vaikysim. Tai mes ir čia maudom timonus. Taip, ir šiandien aš kaip jau ir sakiau žvejodamas, kad vyrais nusprendė išbandyti būtent ariotraut ginklus ir žiauriai gerai sekėsi. Tai gal ryti daugiau apie tai, ką mes šiandien naudojam, nes matė jūsų ariotrautai labai toli iki mūsų. Čia viskas toli, bet vis dėlto tikrai šitas populiarėja ir mes būtent šiandien norėjom pamėginti, kaip ariotraut vobleriai elgsis srovėje. Ir kaip nekeista, viskas labai gerai. Viskas labai gerai. Tai nežinau, vaikštukam tikrai čia naitiko, bet mes ir nenustebom. Galbūt tu, Pauliau, žiemio pamėginsi pagauti ir normalų upėtakį. Aš jau juos apžiūrėjau iš tikrųjų, ir man tikrai padarė pakankamai gražų įspūdį ir yra giliai nerintis, kai žiemai reikia. Tai manau, kad ir tikrai brown trautai kips. Bet aišku, dabar ariotraut sezonas, iki pat skaity, kol užšals bus. Ir visuose tenkiniuose, prūduose visi viską maudo. Taip, visi viską maudo. Gal daugiau apie modelius ir kas įdomaus. Kas įdomaus, tai tikrai visiems gerai žinomas ariotraut žvejams pepino. Ir kaip šiandien pasiteisino labai SR-as ir MR-as. SR-as, nežinau, turbūt neria apie kokių 30-40 cm, šitas apie metrą. Taip. Ir būtent ant visų šitų 4 mes ir pagavom. Ir šiandien nustebino netoks populiarus masalas, bet labai gražių pavadinimų. Buri-buri. Buri, jo. Bet čia viskas džekalo, ar ne? Viskas džekalo, timoniniai modeliai. Tai buri-buri, pepino. Ir šitas. Ir panikros. Ne, taviškis nėra toks, ta prasme, populiarus flapanė. Bet jisai tikrai šiandien gerai ėjo, taip puikiai. Ir atsakau, tikrai, šitus 4 modelius tikrai galim rekomenduoti.
Šešupiai. Nu, aš matau irgi didelę perspektyvą ir mūsų upeliuose. Reikia mėginti, Natūraliai. reikia mėginti, labai įdomu. Pasidarbuoti su spalvom, bet visas šitas, ar ne, dabar tu sakai, kadangi jau Arija Traut uždraudė iš principo gaudyti gumą, ar ne? Taip. Tai liko praktiškai kas? Blizgutės valdyklės, Blizgutės, kurios taip. irgi populiarios labai tarp Labai, žvejų. bet jau su blizgutė mes jau tikrai daug gaudėme. Daug gaudė, bet iš principo kas nori, tai gali Taip, be abejo, toliau taip, sėkmingai taip, gaudyti. Ir dabar atėjo ta jau trautinių modelių voblerių mada, ar ne? Ir Taip. jau visi... Ir per visus gilius vėl. ar ne? Per visus vėl gilius ir visais dydžiais. Nu, žodžiu, tikrai labai plati gama. Ir kibi gama. Ir kibigama, nes jeigu upėje Taip, kimba, tai tvenkinį idealiai. Nu ir norim priminti turbūt visiems žvejams, kas atvažiuos į Šešupę, kad reikia naudotis Be užkarpų. be užkarpų jo kabliukais. Tai vat, begalė be abejo yra, vat, aš konkrečiai vežu timonus ir dėkojus. Dėkoju ir Timonai, dėkoju, tai žiauriai visiems Taip, žinome. taip, taip. Ir timonai irgi savo kabliukus Ir turi. aišku, turbūt, jeigu va dabar žmonės mus pamatė irgi dar kažkokių klausimų turi, tai mielai konsultuojat pas save Luilandę, ar ne? be abejo, be abejo, Ir be abejo. parinksit spalvą žmonėm, ir masalus, Taip. ir Ir viską. dabar vat, pašnekės dar į Tautvydas, jis dažnai pas mus būna, tikrai labai geras konsultantas. Supratau. Tai antroji laidos dalyje mes pasikalbėsim apie spinigus skirtus upėtakių žvejybai ir laukite mūsų po pertraukos. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys, Martynas. Jau ir pradžiai pasisveikinam, bet aišku, Martynas čia vienas iš tų žmonių, kurie leidžia mums, žvėjams mėgėjams, čia įsigijus licenciją žuvauti. Martynas beprotis su savo muselinė meškerė, kiek aš jį pažįstu. Tai jisai visą laiką su ją mojuoja ir beje žiauriai smagiai pagavo ir matėt pirmoji laidos dalyje, aš nebėjau pamatysit ir antroji laidos dalyje. Marta, tu griežtas muselininkas, bet vis viena pas jūs čia daugiau spinigautojų, ar ne? Ne, iš tikrųjų tai dabar kaip ir po lygiai. Palygiai, ar ne? Ir muselininkai irgi čia turi ką veikti, matau, kad kibimai tikrai smagus, nes jis naudoja iš viso mikro kažką, tai kai upėtakis neaktyvus. Gal tu primink žmonėm, kaip čia įsigyti licenzijas, kokios yra taisyklės, kad jie nedarytų klaidų, nes iš tikrųjų, kaip tu sakai, būna tokių, kad paskui reikia bereikalo gadintis nuotaiką žvejybose. Apie licenzijas tai trumpai. Licenzija dabar yra, tai keičiasi taisyklės pas mus ir licenzija atsiras tik gruodžio mėnesį. Aha. Šiuo momentu yra, kaip ir be licenzijos, ten 3 eurai, man atrodo, išnuomotiems tvenkiniams. Išnuomotiems dienai, ar ne? Vyko tyrimai ir dabar keičiasi biški taisyklės. Tai Supratau, bet licencija čia visiems norit priminti visiems, kad pagavai paleis, būtinai. būtinai pagavai paleis, nes ir bauda už žuvį ir daug kas tikisi naiviai, kad praslys, bet nepraslysta. Daug žmonių, visi mato, ta prasme, ne vienam ir bauda surašyta, gerbkit visą tai, kas čia yra Ir bus gerai. Turėsim gerą vietą, gerą laiką. Tai primena, masalai vienšakiai, kabliukai vienšakiai, jokių būdų trišakių negali būti. Žalojam žuvį. Taip, ir kabliukai ir be užkarpų. Graibštelis. Ir graibštas privalomas. Tarp kitko, dar čia buvo varžybos, Lietuvos čempionatas, 3 etapai buvo. Oho. Irgi buvo fainai. Jūs irgi, kiek žinau, organizuojate tokias ir komercinės varžybas. Kiekvienais metais būna čempionatas. Pasigirsiu, kad laimėjo 1 vietą muselinė, 2 spiningas, 3 taip pat muselinė. Nu va, tai vadinas muselinė kietai, irgi kietai. Šiais metais daug vandens turim, tai gerai muselinė gaudyti. Geras pravedimas.
Yra. Mažiukas, bet visiems smagu. Ei. Ojojojojoj, koks grožis. Superinis. Jo, laba diena. Šokinėjančios žuvys. Va, toksai va. Ahau. Plauk. Liuks. Antrą dalį mes taip pat sėkmingai pradėjome kaip ir pirmą. Vėl visi vyrai išsiskirsto per upę. Kas mėgsta po tiltu gaudyti, kas kitoj pusėje. Ir visi bando pačius įvairiausius masalus. Iš tikrųjų, upėtakių šešupiai nemažai. Žvejoti žiauriai įdomu, nes labai kovinga žuvis ir kiekvienas tas pakirtimas tikrai užtrunka laiko, kol susitvarkai su tokia žuvytė. Aišku, žuklės įrankiai labai liauni tam, kad galima būtų valdyti. Aišku, ne kiekvienoje upės vietoje yra upėtakiai, lygiai taip pat jie šešupiai elgiasi kaip ir kitose upėse, kad ir mūsų Žemaitijos upėse. Upėtakiai renkasi vietas, pagilėjimus, duobeles, kažkokius išėjimus ant srovelės, bet šiandien vobleriukai dirba ten, kur srovė greitesnė. Ir realiai ten, kur greitesnė srovė, ten ir prasideda kibimai. Aišku, lėtas pravedimas, netgi palaikymas voblerio vienoje vietoje, išerzina upėtakį ir jis iš tikrųjų kala smagiai. O Tautvydas tikrai puikiai gaudo, nes jisai yra pasaulio ario traut čempionas. Čempionatą, kuris vyko Lietuvoje, pavyko laimėti Lietuvos rinktinį ir vienas iš jų narių buvo Tautvydas. Aišku, tai buvo prūdiniai upėtakiai, bet iš principo, kiek aš žinau, kad vyrai užsiminėja ir jau stryminiais upėtakiais, nes pasaulyje vyksta čempionatai, kuriuose dalyvauja begalė komandų ir vyksta upės ruožuose. Būtent jau gaudomi ne vaivorykštiniai, o brown troutai ir rudieji upėtakiai. Tai patirties pas jį tikrai daug, masalų pastovus keitimas, bandymas ir laimikiai seka vienus po kito. Šiandien iš tikrųjų smagiai dirba pepino vobleriai, pakankamai ilgi vobleriukai su ryškiais akcentais ir jų darbas po vandeniu labai įdomus. Aišku, sunku tai perduoti, bet idėja tokia, kad vobleris dirba labai plačių kampų, lėtai mėtydamas ant srovės šonus ir aš galvoju, kad tai bus vienas iš tų voblerių, kurį mes jau dabar tikriname ir kuris sudirbo sroviai, tai bus vienas iš tų voblerių, kuriuos aš būtinai bandysiu žiemos upėtakį. Nes ir jo forma, ir jo dydis, ir jo darbas būtent lėtesnėse vietose, kai upėtakiai vangus, aš galvoju, tikrai privers kibti ir laukinius upių taškuotus. Dabar tiesiog džiaugiamės visi gerų kibimų, viešnagę. Marijampolė iš tikrųjų smagi, ruožas geras, žuvis kimba ir pasiilgusiems srovinės žuklės. Tikrai čia labai smagu. Laidos pabaigai Tautvydas, pasaulio ario traut čempionas. Šiandien gavau daug patarimų, ačiū labai tau. Prašom, Pauliau. Iš tikrųjų, smagiai pasikalbėjome apie voblerius, apie nerimą, aišku, visą tai į laidą netilps, bet idėja gera. Klausyk, ir dabar visieną, ko tai irgi yra svarbu, lygiai taip pat kaip masalai. Tai taip, ir aš sakyčiau, gal netgi kotus atitaikom pagal masalus, su kuo mes dirbam ir kokio griežtumo, kad užsimestos lengvesnius ir sunkesnius masalus. Tai vat, mano išmėgimesnių yra Evergreeno kotai, artisanas. Būtent čia šešupę aš renkuosi tą iki 5 gramų piktesnį, griežtesnį, nes vis tiek, kaip žinia, mes čia turim ir gerų. Ir srovę, ir gerų upėtakių, tai ne tai, kai turim tvenkinį, galim kovoti aplinkui save, čia reikia ir pabėgioti su srovė kartu. Tai va, tai tas iki 5 gramų čia tikrai super. Bet jie idealiai tinka ir natūraliuose upeliuose. Tiesą sakant, aš su juo ir gaudžiau ir mūsų tuos ruduosius upėtakiukus. 5 voblerius galima ir patvičinti, ir atidirbsais, šiaip tai viskas gerai. Super. Lygiai taip pat ir Timonas T-Connection serija turi panašių gramatūrų, lygiai taip pat galima naudoti tiek arijai, tiek šešupiai, kaip čia tarkim pas mus pavyzdžiui. Ir aplamai
tiek tų variacijų, kotų yra gramatūrų, tai kad manau, kad beleko ir žvejas pasirinks tas, kas jiems reikalinga. Bet tu reikėsi džekalą ir evergreeną, ar ne? Jo, tiesą sakant, gal netgi labiau evergreeną, nes arčiau širdies prilipo nuo pat pirmo, meilė iš pirmo žvilgsnio, taip sakykim. Supratau, ir jų gramacijų, kaip supratau, irgi yra pačių Įvairiausių. Nuo 1,5 gramo iki 6 gramų. Va, Tame tarpe pilna. Tiek solidas yra, tiek tubularai. O kada solidas, kada tubularas, įdomu? Man asmeniškai tubularai labiau. Ta solid viršūnėlė kažkiek suprastina tą jautrumą, bet tu tada turi stebėti tą viršūnėlę ir matai geriau tą kibimuką, bet man patinka jausti ranką. Jeigu labai atsargus. Taip. Bet man labiau patinka jausti ranką kibimus, tai aš visą laiką renkuosi tubularus. Supratau, nu tai ką, labai liuks, dar kartą dėkui tau už smagų laiką ant vandens. Nėra už ką, visą laiką malonu. Ir dėkui, ir Martynai dėkui, ir ką, šiandien mes sveikinam, sakau, nei iš vyno, nei uodegos, susitiksim po savaitės, varykit į Šešupę. Geras laikas, jeigu pasilgia gerų kovų su jautriais ir lengvais įrankiais, čia tikrai yra ką veikti.